Mėly mano verslininkai, aš labai jūsų prašau, kiekvieno, kurie ką nors veikite, vykdote bet kokią ekonominę veiklą. Šį kartą kreipiuosi į nuomojančius būstą per Booking.com, Airbnb ar tiesiog nuomojančius ir besinaudojančius šitomis platformomis ir gavusius laišką iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Tai skubiu ėjimu tip keliaujate, registruojatės PVM mokėtojais arba SVS dalyviais. Pasirinkimas yra jūsų, nes jūs jau gavote pranešimą, kad jums reikia susimokėti PVM, nes pirkote paslaugą iš ES apmokestinamųjų vienetų, iš jau mano paminėtų platformų. Ir tą veiklą vykdote toliau ir toliau perkate tas paslaugas. Nuo gegužės 1 yra toks pasikeitimas, kad jeigu yra perkama paslauga iš ES arba ne tik ES apmokestinamųjų vienetų, yra prievolė registruotis PVM mokėtojų arba netikruoju PVM mokėtojų, kitaip SVS dalyvių LT. PVM prievolės neatsiranda šiuo atveju, jeigu SVS dalyvių registruojatės, bet prievolė susimokėti pridėtinės vertės mokestį už tai, kad jūs perkate paslaugą, tenka jums. Ir nedelskite, nėra čia ko laukti, nes bus jūsų pajamos apmokestintos visos nuo gegužės 1 dienos, pamatysit atbulinę datą PVM ir tapsite PVM mokėtojais. Kam jums šito reikia? Susižiūrėkite, kokias sąskaitas gavote, padarykite šitus namų darbus, prašau, nes dabar aš šiandien neturiu laiko dirbti, vien tik tai kalbu telefonu, nes daug žmonių gavo tokius laiškus ir tiesiog kreipėsi pagalbos, tai atsakau vienu ėjimu, o toliau jau deklaracijos FR0608 pildymas ir susitvarkyti šitą reikalą tiesiog reikia iki galo būtinai šiandien čia ir dabar. Pelningo verslo.